Taigi, tokiu būdu su gama bangomis galvą varė, reiškia, Švedijos robotai su Filipu Karlu Berteliu ir trokštančioms nugalėti Rumunijos monarchiją. Išjuokt, kad tai buvo Sovietų sąjungos, reiškia, pergalė prieš Rumuniją ir visas mėšlas, reiškia, būtėjusi žydų. Taigi šiandien aš supratau, kuo žydai lošia. Jie lošia kitų žmonių vertybę. Kitų žmonių gyvybę, kitų žmonių darbais ir visą tai darė per psichiatriją. Tai kaip juos getas paveikė, taip jie paveikė visą pasaulį. Kol galiausiai visas pasaulis pamatė. O Dieve šventas, tai čia Jėzaus kūnas, ką pavirtęs. Pasirodo, ne? Pasirodo, Jėzaus Kristaus kūnas neišėjo reiškia iš žemę. Netgimė iš dangaus, bet išėjo kita, visiškai kita. Kažkokia erdvė, kurios mes niekaip nepasieksim. Savo fizikos trikampiu. Kai mes suprantam paradoksą, suprantam, kad jeigu Dievo nebūtų, o šventas Dievas, ar daugiau būtų pragmatizmo, reiškia supras žmonėm, patikėti, kad sakmės, legendos, kad jos galėjo būti tikros, kad dvasios tikros. Nes tai viskas buvo uždrausta kažkuo tai tikėti. Ar vat buvo, reiškia, stabilo filosofija, reiškia, Karlo Markso. Iš Biblijos neimta, reiškia, ir jinai buvo idealistinė. Tai va taip žydai ir apgavo, reiškia, šitą idealistinę Sovietų sąjungą ir jie išnaudojo. Galiausiai Zelenskis, reiškia, žydas su Baidenu sumastė, reiškia, pasipelnyti pinigų žydų karui prieš Europą. Nes tik gražiau rengėsi. Nes tiek kūti, o žydelko storos kaip kiaulės. Nes jų vaikai yra nuoširdus. O kodėlgi gali būti žydų netikrų šeimoje užaugusi Rumunijos princesė? O Dieve mano, kaip aš juos mylėjau. Kaip jie manęs nekentė. Aš tai galvojau, kad jie tikrai mane myli, kad jie tikrai mano šeima. Jie tiesiog su jumoru sulošė gyvenimą, sulošino mano gyvenimą. Naudojosi visą, reiškia, Kennedy Hauso teoriją. Ir vaikystė atveždavo saldainių. O mes gyvenam labai sunkiai. Mane privertė vaikystė dėti plytas, statyti namus su išsukinėtam rankom, išprievartauta, reiškia. Ta Hauso teorija Kennedy yra didelė mistika. Ir tai ne pirma mistika ir ne pirma istorija, reiškia, kaip po Geležinio vilko, reiškia, Gedimino sapnas Lietuvai pernai pasirodė, kad galbūt tai ir tikra. Ir tas visas interaktyvus žydiškas pasaulis varėsi į priekį ant visų sakmių ir rodinėdami aukso veršį ir pohui atėjo, reiškia. Kodėl? 10 Dievo įsakymų Jėzus Kristus savo metu paklausė.
filosofiškai, ne literatūriškai, ne filosofija, va ta, kuri buvo fariziejų ir sadukėjų, reiškia. Ne šita, reiškia, dvasia, reiškia, buvusi. O širdies, sąžinės ir meilės dvasia. Kartais iš žmogaus gali dvasią jausti iš akių, iš veido. Gali suprasti, kas ligonis, o kas labai laimingas. Gali suprasti, reiškia, kad narkomanui, reiškia, gavus dozę yra tiesiog kaifas. O kas tai per bangos, reiškia, pagalvokim, jeigu ten bangos, reiškia, haliucinacijas ir hipnozės, kad tai apskritai toks laikas meditacijos, kada tu suvoki save realybėje čia ir dabar. Tai būna. Taigi vėl pamečiau savo mintį. Mano gyvenime, kad supranti iš savo pasąmonės. Nes tai tas TED meditacija vyksta jau 22 metus. Galiausiai skrupulingai renki faktus ir bandai atitaikyti logišką, tai ar nelogišką, analogišką, ar yra tokių atvejų. Ar tokių yra mituose dalykų, ar tai nauja, ar tai Senas testamentas. Galiausiai supranti, kad tiesiog graikai priėmė ir sukūrė krikščionybę. Iš žydų, o pas žydų neišliko. Nes visus savo apaštalus užmušė žydai, visus savo pranašus užmušė žydai. Bet pagalvokite, jeigu visus savo kunigus, reiškia, ar tai patriarchus Vladimiras Iličius Leninas prisikėlęs, reiškia, iššaudytų, netgi tokio lygio nėra terorizmo. Kaip žydai žiūri į Europą klestinčią krikščionybę. Taigi tai įvardinti galima kaip ekstremizmas. Manegi sekto tikėjimo žodžiu mokino gerbt žydus. Bet aukso veršimo nieks nesakė, kad jie garbinantys, ieškantys aukso veršį istorijoje vietos, o istorijoje realybė tokia interaktyvi, reiškia, ir tiesiog kažkurioje kitoje dimensijoje. Suvokinu, kad tiesa aiški širdžiai. Kur ta sfera tokia yra bangų? Žinoma, kad TED bangos yra tas dalykas, kur žmogus suvokia dvasinius dalykus. Štai kodėl, reiškia, mokinius nurašydavo ir raudonų baigusius diplomų užverbuodavo į komunistus. Ir šitaip visas mūsų politikos elitas iki šiol esantys komunistai. Ir aš sakau jiem akivaizdžiai, jūsų pozicija yra mano pozicija. Liberalizmas gali pažiūrėti į bet kurią žvaigždę iš visų pusių. Kam Dievo nėra? Kur Dievas smegenyse, tuose taškuose tikrai yra? Ir kur yra reptilijos, gama, bangų, šizofrenija, smegenyse žmogaus? Būtent tų komunistinių, suvegetavusių ir niekad nesikeitusių idėjų, filosofijos, Karlo Markso, Engelso,
arba fašizmą. Taigi mes su tais kapituliavusiais režimais, pakso populistiniu, reiškia, kvailumu, kuris vis tiek turėjo, reiškia, pasiduoti, reiškia, ir atsistatydinti kaip demokratijos Lietuvos prezidentas. Aš jį netgi padėjau ištraukti iš kalėjimo. Kaip? O kaip mokslininkai nuo bangų durnių namuose gama ir vaistų tapdavę pamišėliais. Ašgi iš Danijos grįžau virtuali teisėja, tai aukščiausias teisinis išsilavinimas, nes aš nuolatos mokiausi. Mano Kaune vidurkis 9,34 buvo, kai aš dar buvau paauglė. O Danijoje aš dar bėgiau maratonus. Tai kodėl aš esu Lietuvos negarbė, nes viešinu visą negarbę Lietuvos? O gal gėda Lietuvos yra jų slaptos mintys apie kitų žmonių nesėkmes? Šitokia bendruomenė kaimo vadinama prasigėrusių mokytojinų ir po jais, reiškia, esančių burokų, reiškia, grietinėlės, taipogi prostitučių ir prostitutų ir galiausiai, reiškia, debilų fantazijos, reiškia, pogrindis. Tai vat tokių, reiškia, dalykų psichopatinių gyvenęs visą laiką tas Eržvilkas po chaoso teorijos Kenedžių. Tam, kad išlaikyti savigarbą, juk mes esame ypatingi. Taigi mes esame kaip ir visa Europos Sąjunga ir Danija, tiesiog vienis Europos Sąjungos demokratijos ir konstitucijos. Tai yra vienis, tai yra viena bendra idėja, visiems vienoda. Konstitucija ir demokratija. Tad liberalizmas, iš kurios pusės pažiūri, iš kurios aplinkybės apsvarstai ir tada nusprendi, kur tu esi ir kuriuo laiku, kuriais metais. Supranti, kad liga tai yra Sovietų sąjunga galvose, reiškia, šitos visos reptilijos smegenyse, kuri suvegetavusi filosofija, kad kaip tai gali, reiškia, Sovietų sąjungos intelektualai klysti. Nagi paprasta, reiškia. Flexibility nėra, reiškia, nubėgti 10 kilogramų, reiškia, pasiėmus su, reiškia, šitą visą klauno kaukę. Vat, ar ne? Gražiai atrodo, bet neina šitaip, reiškia. Neina šitaip susipriešinti. Ar tokio kontrasto, reiškia, didžiulio sąmonės ir pasąmonės, raudonos ir žalios. Nes tai yra tie laukiniai tokie, reiškia. Tai mano pati mėgiamiausia yra ir stipriausia kūryba. Žalias megztinis, raudonas šalikėlis. Ir atrodo krūtai. Ir, reiškia, suprogramuotas beta bangų ir teta bangų, reiškia, tas, reiškia, sėdėjimas ir šokimas. Bare, reiškia, tai 2002 metais, reiškia, gyvenimas tiesiog su muzika. Bet dar paprogramuota, bet ir gama bangos, o ne protas su jais paprogramavusi betina. Taigi bertulių, reiškia, programavimas atseit betina yra tiesiog, kvailių užsiėmimas, reiškia, bet tai yra darbo ir verslo teisė nepriimtinas toks programavimas hibridinės sistemos, reiškia, kadangi jis yra visa automatinė ir iš esmės jie susipažinti svarbu, bet tai yra jau praeities sistemos,
nes dirbtinis intelektas kiekvieną mielą dieną sukuria dar stipresnę logiką. Taigi, iš esmės supranta žmogus, ta tvari fizika, tas trikampis, jis yra tik tai 10 balų, bet tvarumas yra dar ir jėga, kurią galima pamatuoti dinamometru. Taigi toks, reiškia, interaktyvus Danijoje, manau, gyvenimas nebuvo vien tik tai džiaugsmas, buvo daug ašarų. Bet buvo ir maratonai, kurie mane vėl pastatė ant kojų. Tada aš jums sakau, sportuokit ir pajusit, kad kada jau gana, bet visa Lietuva iš pseudo sistemos komunistinės, būdami, reiškia, kirminai ir, reiškia, runkeliai turės keltis, kovot liberaliai, būdami opozicija ir gint savo teisės, o ne liberalią radijos ar televizijos programą. Bet vis tik mes norim turėti Facebooką savo kojom, ne Facebookas yra ne po jūsų kojom.